Žiūriu aš į tave ir negaliu suprasti, ar tu mane laikai, ar aš tave. Tie brangakmeniai kaip gyvatės akys, net kraujas stingdo ir užgniaužia kvapą. Aš jau nebegaliu judėti. Kirsk! Tai ko dar lauki? Kirsk tiesiog į širdį. Bet aš tavęs jau nepaleisiu, ne. Tu mūsų papročių turėsi gult su manimi vieną kapą. Taip, po daugel metų ardomas dirvonas žmogus tave išars, nusistebės, kokia keista kepurė ir nuspirs tave į vagą. Vėl užvers velėną. Tavęs nebus. Idėja tavo liks. Taip kaip ir mano. Valdžios idėja. Kokia saldi esi. Kokia karti. Kokiais keliais tu ateini į širdį. Ir kaip tu ją sunaikini visai. O gal ne tu? Žmogus tave suranda. Tu tik vilioji, jį šauki kaip klaidžianti pelkėse žaltvykslė. Ir atsisakom dėl tavęs tėvų, namų draugų ir artimųjų. Ištikimybės, meilės ir svajonių. Tuščia širdim pasiekėme tave. Ir kai toks vienas tuščias ir apleistas laikai tave ant rankos, tai matai, kad tu esi tik niekas. 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 Ir aš tik niekas, kur tave laikau. Seniai žadėjau tau parodyti, ko lig šiol dar Lietuvoj nebuvo. Neblogas darbas. Taip. Visai neblogas. Reikėjo pasakyti man, aš būčiau nulipdęs tau iš molio neblogesnė. O, seni, žinai, kad molis dūžta. Kad nieko amžino nėra. Valdoj. Vadink mane vardu kaip ir seniau. Kur dabar ją dėt? Jei būt kepurė ant sienos pakabinčiau, jei puodynė padėčiau ant lentynos. Gal geriau padėk ją ant lentynos. Dar nori pirštus pamiklinti, ką nors nužiesti. Geras rankas turėjai. Būtum buvęs garsiausias puodžius Lietuvoje. Dabar karalius. Lietuvos karalius. A, tai jau ir vėl, ką nors nukarevai. Prilipdyti atėjai. Kiek sykį tau sakiau, kad gerą tvirtą daiktą iš vieno molio gabalo lipdytum. Na, taip. Krekždė, po trupinėlį. Imi iš ten, nerimtas darbas. O kas seni molis? Molis žemė. O žemė visur tokia pati. Štai gabalą imu tarp rankų minkau. Jaučiu, kad paklusni, kad pasiduodau. Jeigu pasiduoda, tai prijungiu prie Lietuvos ir viskas, ir Lietuva didesnė. Pažiūrėk, ji buvo tik tokia prieš daugel metų, kada pradėjau kurti ją. Sklypelis tarp Nemuno ir tarp Neries dabar. Matai kokia? Neblogas darbas, seniai.
Gal ir neblogas. Tu geriau žinai. Bet aš pažįstu žemę. Sakau tau, kad šitaip lipdama. Ji nelaikys. Bematant subirės. Tu apie šitą ar apie tikrą Lietuvą kalbi? Ir apie tą. Ir apie šitą. Seni, žinai, čia mano viso amžiaus triūsas, daugiau aš nieko ir nepadariau. Šitas puodas, tu paklausyk. Kaip skamba. O šitas? O tas? Ką išnekėt? Sakiau, tik geras rankas turėjai. Jaunystėje lipdžiau, todėl ir skamba, dabar jau taip tikriausiai neskambėtų. Kai molis geras, kaip lipdai su meile, skamba viskas. Sakai, su meile? O jau su kokia meilė aš lipdžiau ir kūriau savo Lietuvą. Nėra žmogaus, kuris daugiau jai būtų atidavęs. Dabar pasiklausyk, kaip skamba. Ne. Tai puodas taip tylėtų. Sudaužyčiau. Matai? Ir neskamba. Rodos viską įdėjau ir atidaviau. Aš sakiau, neteisingai ją lipdyti pradėjai. Tu apie tikrą Lietuvą kalbė ar šitą? Ir apie tą. Ir apie šitą. Niekais dar suskambės. Matysi, suskambės. Kada užbaigsiu ją, kada išdegsiu, oho, kaip suskambės. Visam pasaulyje išgirsta skambesį. Bet kaip užbaigti? Lipdau, galo vis nėra. Gal tėvynę reikia visą laiką lipdyti ir kurti ir lipdyti.